visus matyti. Tai iš tikrųjų ilgai laiko negaištamas, tai pirmiausiai tas klausimas, kaip Seimo nariai tiesiogiai prisideda prie rajono biudžeto surinkimo ir panašiai, tai būtų pats paprasčiausias ir konkrečiausias atvejis, tai galėčiau pasakyti, kad visi, netgi 3 Seimo nariai gyvena čia Ukmergėje ir panašiai, ir jų mokesčiai sumokami ateina būtent į rajono biudžetą, kur gyventojų pajamų mokesčių. Tai, o kitas dalykas yra būtent, jeigu rimtesnė dalis būtų, tai yra tai, kad jau Seime yra pateiktas svarstyti 14 metų biudžetas ir kuris, manau, dar jo nėra patvirtintas, bet prognozės Ukmergėje yra ganėtinai neblogos. Prie to tikrai prisideda visi 3 Seimo nariai. O dar baigdamas vienas patarimas dėl to karšto vandens kaip taupimo. Tai iš tikrųjų aš irgi gyvenau daugiabutyje ir būdavo tie profilaktiniai patikrinimai visą laiką. Tai mes paprasčiausiai arba prie skaitliuko užsispinam tą kranelį, sakykime, kad vanduo tikrai nebėgtų. Arba kiekvieną maišytuvą tiesiog jau atsukė ant šaltą. Tiek.